Labą dieną, sveiki prisijungę į paskutinį 2024 metų epizodą, tai 15 epizodas. Scope kameras užgrybavo, tai neturėsim kill fragų, bet turėsim šiek tiek taktikos, strategijos ir pasiklausom, kas per žemėlapis ir planas. Šičia planuojama daryti, nes pas mus gaunasi čia jau antras poligonas, ne? Pirmas poligonas buvo po bazė, dabar šitą užturėjom, kurios yra gaminamos Zarino dujos. Sopai atkeliavo, gavo užduotį, kad neutralizuot GLA grėsmę, išvalyti teritoriją ir sunaikinti, neutralizuoti jų raketų paleidimo sistemą, kurią jie dislokavo šitoj teritorijai. Jinai iš pat pradžių bus aktyvuota ir 4.00 jinai taip ar taip gali būti paleista, timeris tiksės. Ar jinai bus užtaisytas Zarino dujoms priklausys nuo GLA pajėgų taktiškumo sumanumo, ar jie pajėgs tas dujas gauti. Tai žaidimo pradžia, sopai nenustebkit, žaidimo pradžia bus tokia, kad GLA pajėgas dalinai bus užėmę visą teritoriją. Joms reikės stumtis, valytis ir neprisileisti jų prie Zarino dujų. Sopai turės tarpinės užduotis, apie kurias GLA pajėgos nežinos. Tos užduotis bus susietos su jų šitam objektą saugoma slaptą informaciją išgabenimui ir Stingerio išgabenimui, Stingerio projektas. Stingeris bus fizinis. Dėžė ir viduj Stingeris, ją reikės irgi evakuoti. Kur jinai randasi, GLA nežinos, tai čia bus jūsų tarpinė užduotis, kur reikės paslapčia veikti, tai nusiteikit kokios komandos, kurios norės paslapčia per pastatus pereiti ir tą padaryti. Kad sėkmingai evakuoti iš objekto sopams Stingerį ir slaptą medžiagą, reikės neutralizuoti raketų paleidimo sistemą, tai yra deaktyvuoti pultą. Nes kol neveiksminga stovi, jūs negalite iškviesti sraigtasparnį. Tai dabar trumpai ištraukiam žemėlapius visi. Pastatas, Sopų štabas 18, startinis taškas. Sopai žaidimo pradžioje galės tik tai keliauti į poligono teritoriją per 21 pastatą arba atvirus vartus. Ten pamatysit. Žaidimo eigoj priklausys nuo užduočių vykdymo, gali atsidaryti ir kiti keliai jums patekti į poligoną. Vos mygtuką, išlaikyti minutę, kai įsitikinat, kad škalė pasieks 100%, jums pradės tiksėti jūsų taškai. Po minutės atleidžia, kai jau timeris bus jūsų, jisai švities jūsų spalva. Jums reikės sukaupti 40 taškų, atsidaro seifas ir iš seifo paimat. Kiekvienam seife tokie 3 briketai. Iš seifo paimat tos 3 briketai, šias Zarino dujas ir nešat vadui. Kad GLA įvykdytų savo misiją, sukauptų visas dujas ir paleistų, panaudotų prieš sopus, jums GLA pajėgom reikės minimum 3 taškų gauti. Viso bus 4 taškai su Zarino dujom. Minimum 3 taškų, tai yra 9 briketus gauti, kad galėtumėt paleisti Zarino dujom. Na, tai girdėjom komentarų, kad nori daugiau informacijos apie misiją, objektus, tai kėliau pasiklausyti, kokie būna objektai, ką daryti reikia, tai mūsų pagrindinė užduotis užsimti objektus ir rinktas lasdeles, vadinamas Zarino dujas, kad negautų GLA pajėgus. Tai mes čia po truputį pušinomės ir įstrigom ganėtinai stipriai. Ir buvo sunku suprasti, kur kas šaudosi ir iš toli ganėtinai buvo sušaudyti mūsų priešai. Tavis sušaudė? Na, čia pastrigom labai stipriai. Kas tik išlenda šiek tiek už kampo, iš karto būna nušaudytus, pradau, kad čia niekaip nepraeisim. Nebenorėjau stoviniuoti ir puoliau į kitą pusę pušintis. Kitoj pusėje irgi veiksmas, iš karto irgi į pasalą patekom. Ir ganėtinai buvo sunku prasibraut. Supratau, kad nieko nebus, reikia eiti, kažką daryti.
Bėgau pušint, bet net nepastebėjau ir už krūmo nušovė mane kitas žaidėjas, Ten už paskui mašiną, mane reik prikėlė ir tęsim žaidimą toliau jau. Iš kitos vietos jau prasipušinę buvo komandos nariai, kol mane prakėlė. Ir tenais matom tą objektėlį, tokį bokštelį, tai yra prisikėlimo vieta mirtvekas, kurį galima užimti. Tai yra geltona vėliava, yra priešų. Mes galėjom savo vėliavą mėlynųjų iškelti į viršų, ar nebūtų mūsų prisikėlimo vieta. Tai bandėm šaudyti iš toli, bet kadangi buvo vėjuota, šalta, labai sunku buvo dašauti iki bokštelio, tai nusprendėm su draugu vadviesę pasipušinti, jisai numirė, aš spėjau įbėgti vidų, išlendu čia ir bandau nušauti. Paigis, užstrigo ginklas. Pirmą iššovė, antro nebegalėjau kažkodėl strigo. Jo. Viens iš kitą jau žiūri strigo. Dėja, nuo šalčio Gringesas nebešaudė, vienas šatas įskrido, kitas jau nebešaudė. Ir pistoletas kvailiojo labai stipriai. Ir girdim dujos išsileido. Buvo temperatūra prie minusiuko, 0, minus gal porą laipsnių, tai tikrai buvo šaltoka. Tai grįžom į bazę, pasipildėm kulkas, pistoletą palikau, nes visiškai neėjo šaudyt. Per kur čia, jie tik per aną galą? Ten yra už pastatą. O ten yra kur šaudyti? Ai, čia gali per langą šito. Tai šitą langą irgi gali šaudyti techniškai, ne? Jo, bet užsilipka. Padėti lyst? Ką? Padėti lyst tau? Ne, gal apie surat. Na ir ėjom per kitą pusę su draugu. Liumininkai išeina. Prilaikiau draugą pušintis ir bandėm pušintis į priekį dviese. Prasipušino, valėm, davė draugas pistoletą savo. Jo dar pistoletas kažkaip šaudė, mano ne. Tai nežinau to laiku, kad Gringesas yra svarbus pildujas pagal lauko temperatūrą. Aš įpyliau tikriausiai pliusinės temperatūros Gringesą, dėl to man visiškai jau nebešaudė ir buvo problemų. Bet kuriuo atveju prie žemų temperatūrų pistoletai sunkiau šaudo, tai mes čia tyliai prasipušinom į priekį, prasivalėm. Bandėm užsiminėti objektus, įsičekinom visus kambariukus. Ir ėjom vis arčiau GLA pajėgų bazės. Mini kambariukai, kažkaip nesinori lyst, nes tamsu ir baisu, kad ten bus koksai žaidėjas, lauks mūsų. Prisipušinom prie kažkokių griuvėsių, tuo momentu buvo sunku suprast. Pamačiau priekį geltonų ir nespratom, kad čia yra jų bazė. Iš tiesų, mes visiškai prie jų fobo buvom jau prieėję. Supratau, kad jų fobos, jie spavninas. Fobų negalima pult, sakė. Kadangi per briefingą sakė, neleidžia pušų, tai pakolinau, kad atsitraukėm. Ir ten toj situacijoje ten nebuvo daug veiksmo, šiek tiek paskui sutikom, nušovė mane į šoną. Ir paskui pušinomės kitą vietą, tokį mini bokštą radau, tai bandžiau su DMR dašauti iki priešų fobo, bet irgi buvo sunku. Šiaip žemėlapis yra iš tiesų geras, daug pastatų, smagu fightant ar ne, tik tais galėtų kažkaip gal objektus paskirstyti po daugiau žemėlapio arba spavnų skirtingose vietose labiau. O, tenais nuo fobo yra toks langelis, tai du čiuvai stovi žiūri. Ir dabar jie mane mato. Ir aš jiem pamojuosiu. Ir tada šičia, kur garažai, irgi yra du čiuvai. Šalia jūsų nežinau, ar yra. Na, iš tiesų praėjimai gan platus erdvus tokia praeit, kadangi biški vėjuota, sunkiau pataikyt. Tai buvo sunkiau dašauti vaikštančius priešus, bet irgi buvo ganėtinai irgi sunkiau gal prasipušint, bet kai užsipušindavom, tai mes paskui užpušinom galą pajėgas ir iš tiesų ganėtinai stipriai juos jau laikėm ir paskui jiems sunku buvo išėti iš bazės. Bet žodžiu, fobas tada toks pailgas angaras tenais per langą du išlindė ir tada jums čia po kairę turi būti mėsos. Tuos garažuose visur. Ponų granatą į vidų. Na ir čia užspotinau žaidėjus arčiau šiek tiek pastato kampo ir bandžiau dašauti ir iš tiesų pavyko vieną nušauti, labai nesimato. Vieną nušoviau čia prie tvoros, kur buvo. Nuo fobo ir to langiuko atsitraukė, bet po kairę turi būti jums. Na, kolegus visiškai nedrąsiai norėjo pušint, tai kadangi čia pažįstami buvo, tai dar ir sniego paleidau palinksmint. Nuotaikėlę pakelt. Norit vyrai sniego karą gal? Jo, tai... Sėkmės dašaut, elį bandžiau. Problema buvo, kadangi šiek tiek vėjuota. Ne, aš iki jų dašaut galiu neįeiki manęs. Labą dieną. Sniperis? Ne. Unlucky.
Nežinau, nebuvau iki pat viršaus lipęs. Galėjau užlipti pažiūrėti. Jau, kad tiek užlipai. Na ir iš tiesų ten daug prakimaridom, bet paskui prasipušinom į kitą vietą, va čia varveklių šiek tiek palaužiau. Priešai buvau kažkur už krūmų, sunku pasakyti, jau Tai laukiam. nežinau, ne šis? Ai, viduj, už mūsų. O ten įbėgo, mačiau savo mirį visi. O ten visi gyvi ar negyvi? Pas mus į pastatą jie yra, bet ten priekį įėjimas. Nežinau. Kaip man paklausti? Na ir dažnai ir softe būna, kad niekas nieko nedaro, man baigėsi kantrybė ir aš visada bėgu į priekį, pribėgau arčiau ir čia pradėjau per krūmus mane šaudyti ir dėja pataikė. Pataikė ne kartą ir ne du ir greit baigėsi. Tada vėl nekantriai iš pastatų bėgau ir vėl sušaudė ir mano didžioji dalis tokių mirčių būna tiesiog iš kantrybės trūkumo. Nu ką, sezono uždarimas pasibaigė, uždarėm sezoniuką. Be gilių, be nieko, matot, sniego pilna. Tai žaidimas buvo savo smagus, mepas žiauriai geras. Tai patiko, bet daug nesklandumų. Kadangi šalta, gringesas pistoletas jau nebešaudė. DMR'as irgi oras baiginėjęs, nu žodžiu. Nesklandumų netrūko, bet žemėlapis ir eventas buvo žiauriai nice. Ir paspauskit subscribe, jei nesunku, nes mano šių metų tikslas yra 1000 subscriberių, turim 758, liko visai nedaug, tai ačiū jums.